Sveiki, mėlyjeji. Šiandien labai tokia svarbi ir didi diena mūsų Lietuvos ugdymo šeimoje istorijoje. Šiandien organizuojame pirmąją Lietuvoje ugdymo šeimoje konferenciją ir labai džiaugiuosi, kad prie šios konferencijos prisijungia tokie nuostabūs pranešėjai, idėjininkai, praktikai, kurie jau pasičiupinėja ugdymo šeimoje ir tikiuosi, kad šios konferencijos pagalba, mūsų pasidalinimo pagalba pavyks jūs įkvėpti šitam nuostabiam žingsniui ir jūs taip pat ryšitės šitai įdomiai kelionei. Tai dar truputėlį palauksim kitų dalyvių. Jau turim 100 dalyvių prisijungusių. Pamenu, kažkada kalbėjom, kad galbūt užtektų, bent jau keletą, kad prisijungtų, o kai pradėjo registruoti žmonės, pamatėm, kad jau apie 300 dalyvių. Tikrai labai džiugina ir tai mums duoda suprasti, kad ugdymas šeimoje yra įdomus, kad žmonės nebijo pasibandyti kažką naujo ir kad galbūt ateityje pavyks sukurti labai stiprią, šaunią, vieningą ugdymo šeimoje tėvelių bendruomenę. Dar paskaitysiu žinutes galbūt. Visi sveikinasi. Ar žinutes matote per mano ekraną irgi? Nematom. Nematom. Aha, tai sako labas rytas, visiems laba diena, labas rytas visiems. Naminukam, tai labai smagu. Gerai, nematote, ne? Tai gerai. Bet per savo ekraną matosi visiems turbūt. Ai, per mano ekraną. Tiesiog čatą įjungus. Gerai. Tai truputėlį tada tik tais prie 100 ir sustoja prisijungimą. Tai gal neblogai. Tai va, tai tada truputėlį papasakosiu programą šiandienos. Kaip mūsų daug. Gerai, kol kas esam jūs visus užmutinę, kad kuo mažiau būtų triukšmo, todėl kad yra daromas įrašas, kurį vėliau tikiuosi galėsime transliuoti tam tikrais kanalais. Dar kol kas nenusprendėm kur, tai sekite naujienas. Labai smagu matyti ir pažįstamus veidus, tai truputėlį papasakosiu apie mūsų šiandienos programą. Tai pradedam jau pradžia 11 valandą, kas ir įvyko. Tai jau geras ženklas, reiškia, einam teisingų kelių. Ir aš trumpai pristatysiu šiek tiek save. Būsiu šio renginio moderatorė. Jeigu galvoju, kad tai lengva, tai ne, nes visi prakaituoti delnai. Tai jeigu kažkas tokio bus techninio, tai nepykit, bandysim greitai gelbėti situaciją ir jeigu ką, bandykit jungtis vėl per tą pačią nuorodą. Tai šiandien turim labai nuostabių pranešėjų. Nuostabių pranešėjų. Jų yra cieli 9 ir man atrodo aš 10, neatsimenu, bet jau yra neblogai ir juos jums pristatysiu. Tai programa bus gan ilgoka, nes turim visi labai daug ką pasakyti. Tai aš pati galėčiau parom kalbėti apie ugdymą šeimoje, bet ne tik kalbėti, bet ir daryti. Tai programa ir pranešėjų pristatymas maždaug bus iki 14 valandos. Kiekvienas pranešimas bandys sutilpti į 20 minučių, kad jums nebūtų labai nuobodu žiūrėti į tos pačius veidus. Ir po to, kada visi pranešėjai pristatys savo temas, gale paskaitysim ir tam tikrus klausimus, kuriuos gavome raštu registracijos metu. Tai irgi stengsimės neišsiplėsti, nes vėlgi klausimai gan individualūs yra, bet yra ir tų klausimų, kurie paliečia didesnę masę žmonių, tai ties tais ir prisistosim.
Esu Margarita Skurčienė, ugdymo šeimoje kuratorė, taip pat ugdymo šeimoje asociacijos tarybos narė, 3 vaikų mama, ugdymo šeimoje mylėtoja ir šios dienos renginio koordinatorė, moderatorė. Tai truputėlį trumpai pristatysiu pirmiausia pranešėjus ir kiek man liks to laiko, papasakosiu ir apie tai, ką aš darau. Taip, share screen. Taip, tikiuosi matote, ar ne? Patvirtinimo reikia. Matome. Matot, gerai. Konferencijos pranešėjai, žiūrėkit, kokia graži data mūsų šiandieną. 24 metų vasario 24. Tai diena tikrai ypatinga. Tai pradžioje, kaip sakau, pristatysiu aš savo temą trumpai ir vėliau turėsime labai šaunią ir labai mielą mano kolegė Eligija Suchockienė. Tai yra nuostabi 3 vaikų mama. Mes, kaip ją vadinam, zviozda mūsų, pas kurią į namus jau važiuoja ir visos delegacijos ir kitos mokyklos semtis įkvėpimo, nes taip kaip Eligija ugdo savo vaikus, tai yra labai unikalu ir mums pačiom yra didžiulis įkvėpimas. Ir Eligija šiandien papasakos, ar tai jai tiesiog taip pat sekasi, tai yra sėkmės istorija, ar tai tiesiog jiem pavyko susikurti tą unikalų šeimos kelią, ugdant šeimoje. Tai kas dar nežinote Eligijos, tai pasekite ją Facebook'e, Eligija Suchockienė, taip pat yra laisvi vaikai. Ir iš tikrųjų visi mūsų pranešėjai su jų kontaktais ir jų soc paskyrom yra sukelti į evento diskusijos skiltį. Tai tenais rasite visus pranešėjus, jeigu norėsite po konferencijos juos pakalbinti asmeniškai ir paklausti kokių klausimų. Toliau su didžiausiu malonumu pristatau Robertą Rumbutienę, kuri yra IMAMI projekto įkūrėja. Vėlgi 3 vaikų mama. Čia tikriausiai, jeigu neturi 3 vaikų, tai net negali pradėti ugdyti šeimoje. Nes pas mus bent jau komandoje tai visos turim po 3 vaikus ir čia toksai yra ypatumas. Tikriausiai jau kai praeini tuos 3 universitetus, tai jau atsiranda sąmoningumas, Roberta jau linksi, atsiranda sąmoningumas ir atsiranda paieška, kaipgi tuos vaikus čia pastatyti ant tų kojų. Tai Roberta kalbės apie labai svarbią temą, apie tinkamos aplinkos parinkimą ir kūrimą kiekvienai šeimai unikaliu būdu. Ir labai džiaugiuosi, kad Roberta šią temą paliečia, todėl kad vėlgi, kaip ir sakau, pas mus, tarkim, mokykloje yra apie 60 šeimų iš įvairių Lietuvos kampelių ir nei viena šeima nėra tokia pati, nei viena šeima neugdo tokiu būtent principu. Viskas yra unikalu ir kas juokingiausia ir įdomiausia iš tikrųjų, kad netgi jeigu šeimoje yra 3 skirtingi vaikai, kiekvienam vaikui praktiškai irgi turi turėti savo priėjimą ir sukurti tam tikrą aplinką, kuri būtent pati teigiamiausia tam vaikui. Toliau sekanti pranešėja dar viena mano nuostabi kolegė, soc tinklų guru ir ugdymo šeimoje fenomenas, galiu pasakyti. Tai Akvilė yra 3 vaikų mama vėlgi, jau čia reikėtų net nesikartoti tikriausiai. Žodžiu, visas pranešėjas daugiau mažiau turi 3 vaikus. Bet Akvilė unikali tuo, kad jinai augina 3 vaikus viena. Praktiškai, tai yra single mama, kaip čia man populiaru šnekėti, o tai reiškia, tai yra visiškas fenomenas, kaip galima auginti 3 vaikus, kurie visi namuose malasi ir dar dirbti, ir dar savanoriauti, ir dar šeštadienį, sekmadienį būtinai dalyvauti kažkokiam renginėje ir dar visus soc tinklus apžiūrėti ir apgostyti. Nu, tai fenomenų tokių mažai. Tai Akvilė yra viena iš tų ir mums labai smagu, kad jinai pasidalins tema, ar įmanoma suderinti skirtingus mamos vaidmenis ugdant šeimoje. Tai
mama keyboardas, kai mes juokiamės. Taip, toliau labai džiaugiamės, kad turim Neringą Rimkutę, kuri yra Kardakų gamtos akademijos mokytoja ir girdėjom labai daug šiltų atsiliepimų apie Neringą. Ir pamenu, kai paskelbėm Neringos pristatymą, tai daug sulaukėm ir komentarų, o Neringutė, o Neringa bus taip smagu, labai palaikau, labai rekomenduoju. Tai čia yra smagu, kad galim bendradarbiauti ir su kitom mokyklom. Ir tarp kitko, Kardakų gamtos akademija yra didžiausia pagal vaikų skaičių ugdymo šeimoje mokykla Lietuvoje. Tai ten yra apie 120 jau vaikų, kuriuos kuruoja ir Neringa Rimkutė. O taip pat kitose mokyklose yra šiek tiek mažiau mokinių, bet tų mokyklų yra visoje Lietuvoje. Roneta Virbušienė, mūsų garbingas svečias iš Užjūrio. Tai Roneta prisijungė pas mus net iš Anglijos ir Anglijoje augina savo 2 nuostabius vaikučius. Ir su Roneta mes susipažinom dar tais laikais, kai aš pati gyvenau Londone ir man jinai buvo tokia wow mama, guru įkvėpėja. Bet Roneta jau tada, dar kai žodis sąmoningumas man kėlė norą pasigūglinti, kas tai yra, tai Roneta jau apie tai kalbėjo, apie sąmoningą tėvystę, apie ryšį šeimoje, kas buvo gan nauja tais laikais, kas čia dar per ryšys šeimoje su tėvais, išmetė į mokyklą ir ramu. Tai Roneta yra tėvystės revoliucijos įkūrėja ir labai rekomenduoju nueiti jos puslapį Tėvystės revoliucija Roneta Virbušienė ir ten rasite be galo sugrumuliuotos, sufiltruotos, susintetintos medžiagos, kuri eina tiesiai iš širdies. Tai labai džiaugiuosi, kad Roneta prisijungė pas mus anksti ryte, nes Anglijoje dar tik 9 ir papasakos, pasidalins savo suvokimais, kodėl taip svarbu paleisti kontrolę ir sutelkti dėmesį į ryšio kūrimą, ugdant vaiką šeimoje. Toliau mūsų mieloji Ieva Rožickienė. O Dieve, irgi fenomenas, kaipgi čia gali būti mokytoja, pradinių klasių mokytoja, o vyras čia gali būti lektorius, visokių tenais mandrių akademijų ir universitetų, o vaikai neina į mokyklą. Tai vat, Ieva Rožickienė yra tas unikalus pavyzdys, kad ir pedagogai nusprendžia, kad vis dėlto neiti į mokyklą ir mokintis patiems yra įmanoma ir įmanoma labai sėkmingai. Ir man labai smagu, kad Ieva sutiko pasidalinti savo patirtimi, todėl kad jos kelionė ypač buvo įdomi, nuo to tokio ir struktūriškai, sistemiškai darom visas pratybas, keliamas 8 ryto iki to, kai vaikai visą tą sistemą sudirbo ir sako, mama, tai čia gal jau mes išėjome iš mokyklos ir nereikėtų mums mokyklos kurti namuose. Tai vat Ievutė pasidalins apie tai. Ir toliau turim Deimantę ir Saulių. Deimantę su klaida parašiau Nurkas. Mūsų mėlieji Deimantė ir Saulius Anusai, kurie irgi augina 3 vaikus ir man jie buvo asmeniškai labai esu jums dėkinga už tą tokį pamatinį ugdymo šeimoje statymą Lietuvoje, kai mums grįžus iš Londono, jūs buvote tie šviesuliai, kurie sakė, va, atvažiuokit pas mus į Bulviakepį, su visais jūs supažindinsim ir bus čia labai gerai, nieko nebijokit. Tai mes atvažiuodam pas Saulių ir Deimantę į sodybą, į labai gražią vietą, tai buvusi mokykla irgi. Ir tenais mokinomės praktiškai kurti ne mokyklą. Tai visada išliksiu jums dėkinga. Ir Saulius ir Deimantė taip pat yra ugdymo šeimoje asociacijos nariai. Ir taip pat noriu
angliškai special thanks, ypatingą padėką išreikšti ir Ugdymo šeimoje asociacijos vadoviai Agnei Kundrotienei, kuri prieš 7-8 jau metus įdėjo milžiniškas pastangas su savo šaunia komanda, kad Ugdymas šeimoje Lietuvoje vėl būtų patvirtintas iš naujo. Ir 2020 metais šis stebuklas ir įvyko. Tai tikrai esame ją dėkingi ir jeigu nebūtų suburta tokia šauni komanda, tai galbūt iki šiol ir neturėtumėm šio legalaus valstybės ir švietimo ministerijos patvirtinto ugdymosi būdo Lietuvoje. Tai tiek apie mūsų pranešėjus, o aš tada suvalgiau visą laiką. Tai aš tik tais trumpai prisistatysiu. Labai asmeniškai, labai paprastai, kad man ugdymas šeimoje Lietuvoje tapo jau mano gyvenimo misija. Ir kai aš sakau, kad mes ten dirbam, ugdymo šeimoje kuratoriam, tai mes nedirbam. Mes praktiškai tuom gyvenam. Akvilė, Eligija, aš, tai nėra nei išeiginių, nei vakarų, nes matome, kokį nuostabų stebuklą daro ugdymo šeimoje tiem vaikam, kurie, tarkim, nepritampa prie mokyklos sistemos, arba tie vaikai, kurie jau senai perspjovė tą mokyklos sistemą ir yra daug gudresni ir daug labiau pažengę, tai būtent ugdymas šeimoje yra kaip panacėja, kaip nuostabi dovana, kurios pagalba šeimos transformuojasi, tikrai galiu pasakyti, transformuojasi visa šeima, santykiai tarp tėvų, santykis tarp vaikų ir tėvų, senelių, šeimos. Ir dėl ko dažnai naudoju tą žodį ugdymas šeimoje, nes noriu, kad jisai nusėstų jūsų galvoje, todėl kad ugdymas šeimoje tai nėra namų mokymas, su kuriuo mus taip dažnai ir erzinančiai maišo. Ugdymas šeimoje tai nėra tai, kad vaikas sėdi namuose prie kompiuterio ir daro užduotėlės. Žodis šeima, jisai apskritai yra labai labai stiprus ir šeima tai nėra tik tais mama ar tėtis. Šeima tai yra visa giminė, pusbroliai, broliai, sesės, kaimynai, močiutės, dėdukai, kuriuos jau mes taip esam pamiršę ir nukėlę kažkur kitur. Ir gyvenam tam tokiam burbuliuke, žinai, kad atsikėliau, pavalgiau, nuvariau į mokyklą, grįžau, padariau kažkiek namų darbų, dar davė mama išsirpti kambarį ir viskas, done. Ir ryšio nebeliko, kur bendravimas su šeima, kur bendravimas su giminaičiais, pusbroliais, seneliais, kaimynais. Tai iš tikrųjų, vėlgi, ugdymas šeimoje tai nėra naujas dalykas. Ir kad ir mes turim tą vadinamą pirmąją konferenciją Lietuvoje, tai yra taip gerai pamiršta sena ir gaila, kad tai buvo pamiršta, todėl kad iš tikrųjų nuo pat žmogaus atsiradimo metų pirmasis ugdymas ir pirmasis informacijos perdavimas, žinių perdavimas ir vykdavo šeimoje, kada tėčiai mokindavo savo vaikus, seneliai mokindavo anūkus, rodydavo, kaip ten nudobti tą mamutą, ar surinkti tas uogas. Ir tik nesenai, iš tikrųjų tik nesenai, prieš 100, tarkim, trupučiuko metų, kai prasidėjo ta vadinamoji ta mūsų sėkmės istorija ir industrializacija, buvo išryškintas poreikis sukurti mokyklas, kad į jas galima būtų nusiųsti vaikus ir tėvai galėtų dirbti. Aišku, buvo dar smagu, kad tie vaikai pradėjo raštiškumo šiek tiek mokinti, skaityti, rašyti ir galima buvo sukurti tokį nuostabų faktorėlį būsimiem darbininkam. Tai, kaip ir sakau, mūsų progresas kaip ir vyksta toliau, tačiau iš to mokyklinės sistemos progresas kaip ir nevyksta. Ir iš tikrųjų galiu jūs nuraminti, kad jokio tokio progreso kaip ir ten neturi būti, nes ta sistema buvo sukurta ideali
tam, kad tėvai galėtų eiti į darbą, ideali tam, kad galima būtų manufaktūrinti tą vaiką, kuris vėlgi būtų fainas darbininkas ateityje. Tai mano mylimiausias švietimo guru ir TED Talko pranešėjas ir švietėjas Kenas Robinsonas taip ir sakė savo TED Talko kalboje, kad pasakysiu angliškai, po to išversiu, kad the school system is not failing. It does exactly what it has to do. Tai reiškia, mokyklos sistema jinai nefeilina, jinai neveikia ir jinai daro būtent tai, ką jinai turi daryti. Tai šioje vietoje tiesiog yra puiku suvokti, kad ugdymas šeimoje tai nėra nauja, tai visada buvo aukštojo luomo irgi, kaip, žinai, prioritetas, kai grafaičius ir karalaičius ugdydavo visokie guvernantai sulėkę iš viso pasaulio kraštų. Tai pas mus truputėlį dabar situacija pasikeitė, mes galim mokytojus turėti irgi iš viso pasaulio kraštų, tik tais galbūt ne gyvai, bet online. Tai va, tai vėlgi stabdau save truputėlį, nes sakau, galėčiau apie tai kalbėti parų parom. Jau jaučiu, kaip kimsta mano balsas, bet pabaigai tiesiog noriu pasakyti, nespėjau nei apie save pasidalinti, žodžiu, paskaitysit, kur mas yra straipsniai, yra podcastai, mano prisistatymo ten linkai, galėsite išsinagrinėti. Tikrai stengiuosi kuo daugiau rašyti, kuo daugiau įkalbėti ir tikrai daug tėvelių atėjo pas mus sakydama, va, perskaičiau jūsų straipsnį, išklausiau jūsų tinklalaidę ir mane labai padrąsino, labai įkvėpė. Tai tam mes ir esam, kad vestumėm jūs šitą įdomią kelionę, kad palaikytumėm, kada jau bus tie panikos priepuoliai, oh my god, ką aš čia padariau, sugadinau vaikui gyvenimą, išėmiau iš sistemos. Kam? Viskas gerai, nieko nesugadina. Tarp kitko, mano ugdymo šeimoje kelionė prasidėjo ne Lietuvoje, o Anglijoje, kur ugdymo šeimoje tradicijos yra labai, labai senos ir dėl to tikiu, kad susiformavo tas teisingas stuburas ir suvokimas, kas iš tikrųjų yra ugdymas šeimoje. Tai tenais yra begalės sėkmės istorijų, kur egzaminus išsilaiko 16-14 metų vaikai ir stoja į nerealiausius universitetus visam pasauliu. Tai jeigu norite pasidaryti savo namų darbus, galite įvesti Homeschooling UK. Homeschooling tai yra ugdymo šeimoje UK. Grupėse Facebooko tikrai išmes jums daug labai variantų ir ten galėsite pasiskaityti tos sėkmės istorijas ir taip pat pasiskaityti, o kaip suderinti ugdymą šeimoje su darbu ir taip toliau. Tai va, dar turėjau milijoną dalykų pasakyti. Man kas yra ugdymas šeimoje, tai yra vaiko sugrįžimas į šeimą. Ir po šituo aš galėčiau pasirašyti krauju, nes tai yra skamba nuostabiai, kada vaikas sugrįžta į šeimą ir kada pagaliau atsakomybė už vaiko ugdymą, už jo vertybės sugrįžta pas tėvus. Tai yra tokia dovana ir esam tikrai už ją labai dėkingi. Vėlgi sakau, aš nesu prieš mokyklos sistemą, aš esu už tai, kad tėvai turėtų pasirinkimą. Ir mano pačios vaikai, tarkim, vyresnioji dukra baigė labai griežtą Anglijos mergaičių mokyklą, kur ten nei auskarų negalėjo nieko turėti. Mažesnysis nusprendė, kad jis eis į valstybinę mokyklą nulinukas, nes ten labai faina kompanija iš darželio susirinko, o viduriniajam mano sūnui, kuriam dabar 14 metų, visiškai netiko mokykla ir tai, kad mes turėjom galimybę pasirinkti, kas eis į mokyklą, kas eis į ugdymą šeimoje, tai yra labai, labai didžiulė dovana. Tai stabdau save.
Ir taip pat ir stengsiuos truputėlį reguliuoti laiką ir kitų pranešėjų atžvilgių, tai mojuosiu, kada jau ten bus 20-25 minutės pranešimų, jau mojuosiu ir kažką tam darysiu, kokią nors kvailus ženklus, kad jau stabdom ir duodam pasisakyti kitiem, nes labai norisi gyvai dar išgirsti jūsų klausimų ir išgirsti jūsų baubų, kas ten kur yra. O apie baubus tai labai trumpai pasakysiu, nes mano tema buvo apie baubus. Kada eini iš širdies, o ne iš baimės, tai yra visada teisingas kelias. Tai tos baubus galim nubraukti ir jie labai greitai pasinaikina, kada supranti, dėl ko tu tai darai ir dėl ko tu pasirinkai šitą ugdymo šeimoje kelią. Tai ir viskas, ir atsakiau į temą.